Tai kun jūs, kiemo magas žiūrovą, gerai, nekopijuojam Pauliaus, šiandien epizode matysite. Apsitvarkysim sklypą. Tai yra prasilyginsim su ekskavatorium, kurį atsivežiau, kad nereikėtų rankom. Nusipjausim žolę, kuri yra įsisenėjus. Pasisėsim sėklyčių ir galiausiai pasibaigsim, tikėtina, sukti karavano dailylentes. Bet pirmiausia, kažkaip visai ne kaip kiemo magas, aš atrodo, ne karavaniškai. Tai žiūrėkit dabar. Pū! Va, ne? Buvau pirkti tinkliuko statybinių prekių parduotuvėje ir nesusilaikiau, nenusipirkęs flanelinių marškinių. Žiauri, gerai? Kvėpuoja, vėjas pučia ir tuo pačiu rankos nesibraižys ir panašiai. Išsikraunam ekskavatorių lauk ir pradedam darbus. Pararam. Taigi nusipirkau dar 5 metrus tinkliuko. Buvau įstikinęs, kad aš tikrai turiu tą laistymų sistemą, kur vartosi. Žinau, kad aš ją esu pirkęs, bet nežinau, kur jinai. Atsivežiau žarną, o sistemos pasirodo čia nėra sode. Nu ir aišku, išsinuomavau iš Rentvėjaus žoliapjovę. Lai būna, ane? Išsklaidžiau tą krūvą. Dabar jeigu normaliai, tai čia, ne normaliai, o minimaliai, tai reikėtų bent jau susivaluot, kad nesmuktų žemelė ir panašiai, bet, mes čia nevaluosim. Dabar tik tais minimalę prasilyginam ir gal kitais, o gal dar kitais metais jau tada reikės atsivežti čia frezą. Nors gal net ne frezą, čia daug žemių, tiesiog užvežt ant viršaus ir viskas. Išlygint ir tiek žinių. Dabar gegužės mėnesį planas yra tvorą pasidaryti. Parodysiu, kaip darysiu. Tai betonuosim vieną segmenčiuką, o toliau bus rombo tvora. Tai va parodysiu, kaip stulpiukus susibetonuoju, kaip viską išsimatuoju. Jeigu viskas gerai, ką čia karavanas dar porą serijų. Išorė bus baigta. Dar šiandien pakalbėsim apie skardinę dalį. Apie tą skardinę sieną papasakosiu šiek tiek. Tai va, karavano fasadas sutvarkius. Kiemą palikus plius minus aptvarkytą. Važiuosim jau dirbti namie. Liesim pamatus ir taip toliau. Atėjęs pjaut supratau, kad aš neturiu benzino. Toks vaizdelis dabar. Ne vėja, bet tikrai kur kas geriau. Gaila, neturiu dabar vandens. Labai norėčiau, kol dirbu, laistyt, nes trūksta žemelė tikrai drėgmės. Net nežinau, ar aš čia dabar tą sėklą barstysiu ar ne. Atsipūsiu kelias minutės ir manau eisim prie dalylenčių. Pagalvojau, kad šiandien nedaug žodžiausiu, užsidėsiu šitą dalykėlį ir padarysiu šiek tiek POV kadrų. Tik yra bėda, jeigu aš čia pasikabinu kamerą, mano varda užstoja, tai teks susirišt, tai gumelės jokios neturiu. Taip kaip nors pasidarysiu. Ir tada parodysiu jums viską savo akimis, kaip viskas atrodo iš šito mažo žmogaus perspektyvos. Mažo didžio žmogaus perspektyvos. Paskui aš jums parodysiu skardinę dalį. Šiek tiek bus reikalų, kuriuos reikės patvarkyti. Ir porą sprendimų, kuriuos pasiūlė Rokas ir kuriuos tikrai pritaikysim. Tai neprasukit, aišku prasuksit, bet bent jau neišjunkit. Mato turbūt, ne? Kažkas rašė, kad surūdys šitas tinklas. Blemba, nelabai matau, ko čia jam rūdyti iš tikrųjų. Neisi čia drėgmės gaus, nei nieko. Sakė, dar va šiandien kaip pirkau, klausiau, sakau, kaip čia, sakau, jisai surūdys man. Sako, šiaip tai visi jį perka šitam darbui. Tai nežinau, sako, neturėtų. Jei ir surūdysim, tai nežinau, ar čia baisiai blogai jau surūdys, ką jis juk nesutrupės. Ir dabar akivaizdžiai matot, kokia yra akutė jo. Tai ta akutė tikrai nedidelė.
per mažai užleidus, paskui jisai labiau gar anksčiau tai geriau užleisti. Žmogus darai ir mokasi. Čia gal patogiau būtų tas, kur daužyti reikia. Čia, paskui už apačios nelabai, ten būtų patogu. Pavargau aš jau, kol pasiruošiau veją. Vakar irgi smarkiai namuose pasidarbavau. Kadagius 2 didelius persisodinau. Tai namuose laukia turbūt vienas iš pirmųjų darbų, tai būtent naujos tvoros įrengimas. Kažkaip norisi, kad tas vaizdas nuo gatvės grįžus namo pasikeistų. Tai jau esu užsisakęs viską. Ir tvorą, ir tvoros vartų mechanizmą, ir tos, kaip ten, pamatėlius tvoros. Stengiuosi kai kerputai va ir žiūrėti pagal tą eilę, kur pradėjau. O, kamanė. Kamanių šulelis. Pralys nori, ne? Nu, lysk. O, išgelbėjau. Nematėt, aišku jūs. Geras žmogus tas Laurinas. Ir žmonėm, ir gyvūnėliam padeda. Šiaip, aišku, tą irgi gal būtų gerai nupjauta, ne? Jisai čia trukdo priglust. Peilį turiu. Imkim ir nupjaukim. Aš kažkaip žydiškai viską darau, ne iš tos pusės. O, čia dabar žydiškai negalima sakyti. Ką, čia rasizmo apkaltins to. Bet juk žydai iš tikrųjų nuo kitos pusės rašo. Va. Gerai, pabūk čia. Nu, dabar turėtų būti gerai. Nu, ir labai gražiai užsidaro. Praeitą savaitę labai norėjau greičiau saulė atsisuktų, o dabar jau visai fainai, žinokit, ir pavėsiukė būt. Dabar pagalvojau, juk pelės gali prieiti su saudantukai, kniedę taip įkasti, užtraukti ir tada įlysta, ne? Gali, taip. Nu va, tinklelės sudėtas, tiek čia išsibarstum šiukšlės, čia labai daug šiukšlių pas mane. Paskui papasakosiu va apie šitą pusę. Dėžes uždarom, kad nepridulkėtų. Šito irgi reikės. Pjaunu tai labai paprastai. Kampainį, kadangi stogas yra 15 laipsnių, tai tiesiog prisidedu 15, biškį daugiau tik nupjaukim, 15 ir viskas, tiek žinių. O. Ir zeidžiam. Vėl nusipjaunam. 15. Pažiūrim, ką čia randa. O, tobulai, žiūrėkit. Matot? Tobulai. 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 Va, žiūrėkit, čia yra visiškai kraštas jau rėmo, nes čia jau langas. Ir kaip gražiai pareina. Net nenorom. O langą, manau, va tokį reikės ir dėti. Tokį puf. Ir iki pat viršaus. Senas langas yra va tik iki čia. Bet aš manau, tas toikę nupjausiu. Ir įdėsim tokį aukštą. Namelis, kadangi aukštas, tai langas aukštas, tai gražiai atrodytų. Šiaip tai aš per mažai langų pasidariau. Čia yra tik vienas. Tada mes realiai čia turim tik stiklinės duris. Tenais. Ten vitrina bus. O čia irgi dėsiu duris su stiklu, bet vis tiek langų yra tikrai per mažai. Tai manau, kad per vidurį dar reikės paskui šaut langelį. Nes nu per mažai. Per mažai. Nesąmonė, ne? Visa siena be langų. O, pabėgai. Niekas neišbrokavot mano metodo su pieštuku, kom džiaugiuosi. Jau galvojau, čia pasipils. Kad ką tu čia durnelį. Nemoki normaliai. Bet ne. Nu. Nesubražyti negalėjau, ne? Kiek čia? Nu ką,
prisipjoviau visus 9 sausainiukus paskutinių šitai sienai. Tai jeigu šiandien aš pasibaigiu čia tas sienas, tai kitą savaitgalį jau galėtume daryti galinę sieną, apie kurią, kaip ir žadėjau, vis dar pakalbėsim. O, kaip čia. Reikia atleisti. Atleisk man, atleiski man. Čia va užsidarys apie 20 cm dar pakalimas tas. Nežinau, bet logika sakytų, kad čia net ir nebūtų galima taip jau uždaryti visiškai, nes ventiliacija panaikini. Langų tai būsiu tikrai pamažinęs. Aš galėjau ir daugiau aš jų. Tais man kas kartą, kai pagalvoju apie langus, iš karto man dolerio ženkliukai akyse. Nes kas jau kas, bet langai nėra pigus dalykas. Paskutinė lentukė. Opa. Tarararara. A, gražu. Pasakykit, kad gražu. Nors koks skirtumas. Svarbiausia, kad man gražu, ar ne? O man labai gražu. Štai labai patenkintas. Aišku, visas grožis atsiskleis, kai susidės baltos detalės. Va, kaip pasakytų Boratas. Nice, very nice. Realiai šiti varžtai iš vis užsidarys. Čia aš jas galėčiau sukti bet kaip, bet neleidžia tikėjimas. Dar parodysiu stogą. Čia buvo visokiausių nuomonių. Čia man susikraipys dar kažkas. Jo, pirmą kartą stogą dariau ir neatrodo, kad čia kažkas blogai gavos. Jiem atrodo, kad jie viską žino daug geriau. Čia turbūt visuomenės didžiausia yda, ne? Šoka basos raganaitės, trypia smagus velniai. O kaip surasti man tą vienintelę raganaitę čiaunai. O saulę, gaidžių gidauti dar nekviesk. Galėčiau būti esu muzikantas, ne? Galėčiau. Iš principo mes visi galim būti, kom tik norim būti. Vienintelis mūsų ribojantis dalykas tai mūsų pačių susikurtos baimės. A, čia kažkur buvo vinis dar. Aha, čia turbūt ir buvo, va. Palauk, gal aš jį galiu išbubint. Sakiau, kad čia. Pabandom jį eliminuoti. Atein čia. Atein. Sakau, negalvo, kad čia. Va, ir viskas. Šiaip, žinant mane, aš jau čia turėjau pradėti nervuotis, trankytis ir sakyti, ką aš čia, ble, užpiso. Bet kažkaip susivaldžiau. Nustebinau pats save, sakyčiau. Turim 4:30, vargu ar aš spėsiu susukti tą sieną. Nu, va taip atrodo stogelis. Visokių komentarų buvo čia. Tas bus, anas bus. Nieko nėra. Viskas ko puikiausiai. Viskas lygiai, tiesiai. Nežinau. Niekas čia nesusibangavo. Ar, nu, ko sakau, kokiu čia. Nebuvo komentarų. Nupūs, nelaikys, išsibanguos. Vidurinis pirštas visiems galiu pasakyti tiek. Nu va, matot, padarytas 2 sienas. Galit įvertinti, kaip tas vaizdelis. Gražu, negražu. Kokybiškai, nekokybiškai. Dabar dar po lietaus nusiplaus. Jeigu jo kažkada čia bus. Varščiukai irgi gražu žiūrėti, kai visi tiesiai lygiai. Nes kai visi susisuko, na tai tikrai matos. Kaip jum vaizdas? Pakomentuokit. Nereikia čia nais subinės laižyti. Kam negražu, tam negražu. Viskas čia okei. Vienas turi savo nuomonę. Todėl mes ir esam įdomus. Nes skirtingi. Taip, tai su šita siena yra porą momentų. Pirma, tai 1, 2, 3, 4 kolonos. Visos jos kažkodėl yra ties langais. Kodėl? Nežinau. Neturiu atsakymų. Visos konkrečiai iki vienos ties langais. Tai pirmas dalykas. Reikės pakeisti kolonų vietą. Antras momentas, kadangi man visas tas namelis susikraipė, čia gal parodysiu. Išlyginus sienas, man nebetelpa skarda. Tai kolonas reikės ne tik pakeisti vietom, bet ir šiek tiek atitraukti. Ką aš darysiu? Tai aš jas, kai atitrauksiu, viršų išpjausiu L raidę.
gausis, kad ant pusės kolonos pasidės, o kita pusė prisitrauks taip. Iš dalies netgi ir gerai, nes dabar, kadangi aš jau matau namelio aukštį, visą kitą, tai aš noriu, kad tos kolonos baigtųsi sulig dailylente. Ir svarbiausias momentas, čia Roko buvo idėja ir jinai žiauriai gera. Kadangi visa šita siena bus su Simpla 3 skarda dengta, įkeliu netgi foto, buvau klinkerui, tai va taip atrodė siena. Tas medis čia nedėra. Tai ką mes padarysim, medį apskardinsim. Ir man atrodo, turėtų žiūrėtis labai gražiai. Tai va tiek su šita siena. Sekmadienio rytas, visur dar tylu, o aš jau atvažiavau darbuotis. Vakar nusipirkau laistymo sistemą, va tokį. Ir jisai vartysis. Tai pamatysit šiandien su stiliovai šortukais. Pagalvojau, kad reikia padeginti leškas. Super, pasirodo žarna nulankstyta. Gerai, to atsinešiu peilį. Veita minit. Kaime augia, tai čia tokie gedimai mums tik juoką kelia. Tvarkysim, pajungsim. Vandenukas laistosi, žemelė, esama žolytė ir nauja sėklytė geria, netruks ir sužaliuos. Važiuosiu kelis kart per savaitę palaistyt ir pamatysit, kaip čia viskas sužaliuos. Nu, o dabar einam prie namelio. Taip, tai mums reikia 90, 86, 82, 78, 74, 70 ir 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 62. Lygtis taip skaičiavau. Na, jie dabar lipam ant pastolių. Pagrindinė taisyklė. Ant pastolių negalima lipti su viena ranka šiaip. Bet aš nesilaikau jokių taisyklių. Na gerai, laikausi iš tikrųjų, aš esu doras pilietis. Čia langas bus siauresnis per vieną lentukę. Dedam, kad būtų lygiai su lango apačia. Ir paskui papasakosiu, kas dar mūsų laukia. Nu, pažiūrėkim. Pažiūrėk. O, šito, kad nori. Net nenori lysti. Paėmėš. Mačiau aš tokių šustrekų. Atsukam, atlaisvinam. Taip. Nu, ir ką tu? Ką dabar? Na, baigėsi šustrumai, ne? Pritraukiam čia. Ansai, policai, draifyr, granadyr. Normalus esi. Sekmadienio aidai. Galėčiau pavadinti, va, ne Karvano projektas, o laidelė sekmadienio aidai. Arba savaitgalio aidai. Gerai, lipu žemyn ir toj papasakosiu jums, kas laukia toliau. Ogi, toliau mūsų laukia tai, ko tikėjausi, kad labai neįvyks. Lentų dasipirkimas, nes pritrūko, žinot kiek? Jei neklysiu, 7 lentų. Turim 8,2 cm. 8,2 cm ir čia 1, 2, 3, 4, 5, 6 lentų. 6 lentų čia pritrūko, kad užsibaigti. Varžtų dar dėžutės, nes čia dabar nesukau specialiai iš karto visų, nes matau, kad biškelį trūks. Šis epizodas ganėtinai basicas, tiesiog tęsiam darbus, kartais būna taip. Nieko ypatingo, nieko fancy, nieko pompastiško, tiesiog darbas. Kartais reikia tiesiog dirbti. Tai va, šiandien padirbom, negalima sakyti, kad nieko nenuveikėm. Šiandien užteks, žolytė laistosi, nupjauta, atsieta, dabar laistosi, dailylentės beveik susuktos, laukiam kitos dienos, kitos savaitės, o kitą savaitę greičiausiai bus skardinė siena. Tai reikės susitvarkyti polius, kolonas, nu ir tada susisukt skardą. Išleidom
jei neskaičiuojant to, kuris kainavo beveik 70 eurų laistytuvo, bet jį kadangi naudosiu ir namie, tai neskaičiuojam, tai skaičiuokim tik sėklas, kurių kaina yra 30 eurų. Tai va tokios išlaidos buvo šiam kartui, išleista karavanų yra 6032 eurai. Leisim toliau. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio epizodo. Keliu prieš visus kepurę.